Tai tada natūralu, kad aš visiškai nesinervuoju. Ir man vienodai šviečia. Bet jeigu jūs kažką matote, kad aš susinervavau, tada iš tikrųjų man reikia kažkaip kitaip elgtis. Ir aš, ką aš darau, aš pradedu maskatuoti. Tai va to maskatavimo yra per daug ir jo negerai, nes žmonės susinervuoja. Nes kas yra maskatavimas, bereikalingas, yra dėmesio atitraukimas nuo turinio. O vis dėlto mes ateinam po formos išgirsti ir turinį. Ir jeigu aš niekaip negaliu koncentruotis prie turinio, mane tai pradeda nervuoti. O per didelį gestą jų yra per daug, jie trūkdo ir atmetimo reakcija. Tai yra gerai, bet kiekvieną kartą mes turim vis kitokius įvykius turėti, nes mes tampam tokie patys. Jau kitą kartą mes ateisim į Steve'o Ballmerio prezentaciją, mes žinom, jis yra vienodo tipo, jis niekada kitoks nebuvo. Su savo šokinėjimais, aktyviais pardavimais, I love it, I love this company, ir tada, oh yeah! Nu gerai, tad hebra irgi išprotėjus. Bet jeigu atėjo neutralai, ką reiškia, o jie, nu jie ir išėjo visi, o jie. Todėl kartais reikia formatukais pažaisti pakeisti. Niekas neleidžia klasikinį. Nes ten turi būti ritmas. Ir mes visi tame. Pažiūrėkit, kaip mes vairuojame automobilius, kai groja muzika. Ir aš iš ten. Šiaip ko gero tą pačią stotą. Irgi, ir paskui dar baigėsi muzika, mes dar maskatuojam, liekamieji reiškiniai pasilieka. Tai va tokie dalykai, kaip technologijos, jos irgi turi savo. Bet dabar įsivaizduokit, kad čia yra scena aukščiau, čia sėdi pirmos eilės, pranešėjas vyras, eilės moteris, žiūrėkite, supratai, apie ką kalbu. Mergaitas įsijaudė, jisai gerai mato. Ir mes stovim, susijaudinę, kažkoks sunkus klausimas, neaiški reakcija. Žmonės tarpusavį šneka, blemba, neįdomu, išsigandęs, manęs neklauso. Galiorka kompus pasikėlė, tikrina, ar aš tiesą pasakiau. Kas dabar bus? Nesau kaip nervuotis. Ir aš nesuprasdamas pradedu daryti klubo šokį. Kiek tai estetiška merginom sėdinčiom pirmoji? Klausimas atviras. Greičiausiai nelabai visas veikia. Tuoja, kaip atrodo čia šukuosi? Kaip sudėti plaukai? Aš žiūriu, kas yra ant tos sienos. Kokia auditorijos dalis bus anapus sienos. Aš bandau įsivaizduoti, jeigu gręžčiau kiaurai šitą pastatą, į kokią Vilniaus senamiesčio vietą aš išeičiau. Į kurią pusę Nemenčinės link arba kur kitur išeitų mano tiesioji, jeigu piešiau ant žemėlapio. Aš žiūriu į akis, bet realiai aš turiu vaizdus, aš piešiu vaizdus, aš juos ten matau. Taip, gal norėjau pasakyti. Jeigu mes šiandien kalbėsime apie energetinio ūkio pokyčius, mums labai svarbu suprasti, kad čia dienė Rusų Gazpromas, taip, būtent jis mums yra trukdis. Turime, ir jūs taip sėdite, šilkapas pavargas.